Sveiki gyvi, mano žiūrovai. Šiandien iškepsiu kazan kebabą iš kiaulienos šoninės. Reikės, aš iš anksto susipjaušiu kiaulieną šoninę tokiais gabaliukais, ji yra su šonkauliais. Dabar ją pamarinuosim. Reikėtų, kad pastovėtų kažkur tai apie 1,5–2 valandas, plius minus, po to kepsime kazanę. Tai va, tą ir padarysim. Kiekvieną gabalėlį apibarstome su druska, apibarstome su pipirais. Gerai reikia išmasažuoti. Ir dar česnako dėsime. Česnakus aš per traiškyklę traiškau. Nematau didelį skirtumą, galima ir su peiliu sukapoti. Čia kiekviena šeimininkė savaip daro šitos visus dalykus. Bet nemanau, kad aš labai nusikalstu šitam, nes vienaip ar kitaip man reikia ir sulčių, česnako, reikia ir pačio česnako. Taip mėsą paruošėme, visus ištriname ir paliekame, kaip minėjau, 1,5–2 valandas marinuotis. Štai šitai paruoštą mėsą uždengiam su plėvele. Ir paliekam 1,5–2 valandų marinuotis. Taip pat šiam patiekalui dar reikės bulvių. Apie 2 kilogramus kažkur tai. Šiemet bulvės pas manęs labai gražios. Man reikia tokių vidutinių bulvių, bet labai sunku pririnkti, pas manęs labai didelės bulvės šiemet užaugo. Tai va, prie to paties dar savo nukytei iškepsiu frybulvyčių. Nes nelabai jau mėgsta tas frybulvytis. Susipjausysim. O šitas bulves tam patiekalui nereikia pjausyti, ties sielas kepsime. Kaip nepalepinsi savo nukytis? Pilame aliejų. Šiandien aliejos reikės nemažai, nes apkepėsim bulves ir mėsą. Kiek užteks. Paskui mes nusemsim tą aliejų, kiek nereikės pačiam patiekalui. Čia tam tik kaip čirtūra. Taip, patikrinkim. Dar trupučiuką trūksta. Šiandien oras labai nekoks. Prasme, lygtai snaigės norėtų snyguriuoti. Nežinau, kaip čia seksis man. Bandysime iškepti. Ugnis dabar reikalinga maksimali. Taip kad reikia gerai užkaitinti aliejų. Maišome. Pasižiūrime, kaip. Jau kažkas panašaus. Ir ką, kepama nukytėj bulves. O kurie vaikai nemėgsta bulvyčių fry. Turbūt nežinau tokių.
mėsa pastovėjo. Dabar apkepinsim. Kepinsim partijom. Mums reikia, kad apskrustų mėsytė gražiai. Ugnis dar reikalinga didelė. Tai mėsa kepa apie minutę ir jau gražiai susidėjo plutelė. Mums nereikia jau kad iškepti, tik tai reikia, kad susidėtų apkepti, apskrustų gražiai ir susiformuotų plutelė, kad visas sultis paliktų viduje mėsos. Po to mes ruošimsim apie valandą, gal valandą 10. Tai mėsytė jau kaip ir apkepė. Baigsim mėsą. Kepsim antrą partiją. Na, kaip gražiai apskrudo. Na štai man išėjo mėsos 3 partijas, labai gražiai apskrudo. Dabar lygiai taip pat partijom pakepsiu bulves. Bulves taip pat pakepsiu tol, kol jos gražiai apskrus. Na, per kokias 2 partijas turėčiau iškepti. Nu, štai. Nu, neskaniai atrodo mėsytė. Manau, ką nors padaryti. Nu, bulves mums reikia tik tai irgi taip pat apkepti, kad susiformuotų plutelė traški. Nes vis dar reikalinga gan stipriai. Reikia nepamiršti malkų užmesti. Štai kaip gražiai geltonuoja bulvytės. Taip nuostabu. Tiesiog net pamėsytinė seilė svarba. Po to mes ją gražiai sugrąžinsim. Dabar iškepsim bulves 2 partijas, o po to dėsim bulves, nusemsim aliejų, aišku. Jau čia mums tik trupučiuką tai reikia. Ir dėsim bulves, ant viršaus mėsytę. Ir biškį truputėlį išpūsim vandens ir patroškinsim. Apie valandą kažkur tai. Reikia tokią plotelę, biškį rusvą, kad būtų, nu jau nebetoli teisybės. Aišku, tai 5 minutės geras pakepti. Jų iškepti nereikia, jos troškinsis dar, kaip minėjau, apie valandą. Na štai, aliejaus palikome tik truputėlį. Tada susidėsime bulves.
bet liepsna man vis mažesnė liepsnos. Na ir užpilam. Truputį vandens. Ir uždengiam dangtį. Liepsną dabar susimažinam. Praktiškai tik žarijos yra. Ir dabar valandą kažkur troškinsim. Kągi, praėjo valanda. Atidengiam. Žiūrime, kas čia pas mumis gavosi. Ir per gražiai. Eisim degustuoti. Viskas kepia lygiai valandą. Nu ir kągi, belieka degustuoti, kaip iškepė mūsų šoninė. Kiti vadina kazan kebabu, nu, galima kaip nori pavadinti. Bulvės tokios aromatingos, prisigėrė mėsos kvapą, o mėsytė tiesiog čiapsta burnoj. Nu kągi, visi tada valgykim skaniai, gaminkime būtinai gamtoje, visi spaudžiam laikus, prenumeruojam mano kanalą, taip pat yra mano ir antras dar kanalas, Vytautas Nutil, ir iki sekančių susimatymų.